Labą dieną, atvykom šiandien į darbą, einam į gamyklą, pasižiūrėsim. O čia turim, kaip matom, namukas 66 kvadratų. Toks mūsų namukas, užeisim į vidų. Aišku, dar čia visa eiga, viskas vyksta. Dar iki finišo trūksta biški. Gerą mėnesiuką pasibaigti. Malkinė žmogui irgi reikia pabaigti. Štai čia taip jau matom stogą. Katras irgi ruošiamas bus ir kelsim tada ant namelio. Fiksuosim ir bus labai gerai. Tai yra toks mūsų tas namukas. Dar, kaip matom, pertvaros ne visos sustatytos. Čia bus AC zonas, sandėliukas, virtuvė zona, svetainė, 2 miegami kambariai bus. Terasa bus. Namelis bus iš 3 modulių. Stogas, detalės paruoštos. Dėl ko siūlau rinktis modulinius namus, kas gamina, kad būtų gaminami patalpose, už tai, kad tavęs neįtakoja gamintojas, sakykim, neįtakoja oro sąlygos, gaunasi gaminiai geresni, nes tau nereikia skubėti, čia greitai sandarinti, viską kažką tai padaryti. Tavęs oro sąlygos neįtakoja, tu visai daug kokybiškesnius daiktus gali padaryti. Tikrai išeina geri gaminiai. Kaip matom, savo detalę kokio storumo. 35 cm gausis šiltinta. Jeigu norėsit žinot, kas čia gamina, rašykit komentarus ir pasidalinsiu. Galima, kaip matot, kokią plokštę panaudot fasadam. Gražiai jie atrodo. Arba galima tiesiog paprastai medinėm lentutėm. O čia mūsų yra ofisiukas, darbo vieta. Pas mus visi nameliai yra su brėžiniais, su mazgais. Ne taip, kad kažkas pats ką susigalvoja ir pasidavė su pjūviais. Konstruktyvo brėžiniai būtini, taip kad irgi jeigu pasirinkot gamintoją ir nėra gamybinių brėžinių, tai taip, kad tada kaip ryte neverkit, kad modulinis blogas namas. Jūs blogą gamintoją pasirinkot. Pasibaiginėjom, Ispanijos projektas išvažiavęs jau ir vykdysim kitus projektus. Dar yra čia veiklos, yra, va, dar čia nepabaigta, terasa nesudėta. Ir kas čia mums veikia dar. Visiems. Einam į vidų. Čia tamsu vidai. Einam į vidų, aš jums parodysiu. Sekundytė, kaip sakant, sekundėlė. Va. Šviesa atsiranda biški. O, kaip mirga, lempas tokias. Šidinas lempas. Čia jau rekupus susimantavo. Dar visas vidus pasibaigti.
Rekupai reikia sudėti. Mini ir bus šaunu labai. Bus labai šaunu. Na va, ką matom, kaip jums gražiau, taip, ir stačiom. Mes biškį pamiksuojam. Tu ateisi, Radmi. Taip biškį gražiau atrodo. Dar užsidės. Čia kraštai ir bus super. Va, parodės. Raimis mums. Labai gražus. Tu ateisi. Matom, ją virš durų. Daug super. Terasas dar mums trūksta. Ir bus labai gražu. Pritrūkom lentų. Tai va čia va biškį trūksta. Vidų va daro Tomas. Ar norit pamatyti šitą modulinę namo finišus, kaip iki galo pabaigsim. Dabar aišku žiemą negalim išvežti, daug sniego labai šiemet. Bet jeigu norit pamatyti visą pabaigimą modulinę namo, davai, surinkam 100 laikų ir bus antra serija įdėta modulinio namuko. Pasirinkite mus, House for You, galbūt ir jūsų namukas bus įkeltas į YouTube kanalą ir galėsite matyti namuko gamybą nuo pradžios iki pabaigos.